Šiandien pasidalinsiu 3 nepaprastai veiksmingomis technikomis, kurios slapta buvo naudojamos ištisas kartas, kad tie vaismedžiai, kurie daugelį metų neduoda vaisių, vėl pradėtų derėti. Taigi, jei tavo medis neduoda vaisių, būk labai atidus, nes šie 3 metodai tave nustebins neįtikėtinu būdu. Ir geriausia tai, kad viską išbandysime su daiktais, kuriuos jau turime namuose. Taigi, pradedam. Gerai, pradedam nuo pirmojo metodo. Šis metodas yra labai retai matomas. Ir esu tikras, kad daugybė žmonių jo dar niekada nėra matę. Tai labai sena technika ir be to labai lengvai atliekama. O norint tai padaryti, pirmiausia turime nuspręsti, kur tai atliksime. Šiuo atveju aš tai darysiu ant pagrindinio šio citrinmedžio kamieno, nes tai jaunas medis ir jis leis man parodyti tau viską geriausiai. Bet taip pat galėtum tai padaryti šiek tiek žemiau arba šiek tiek aukščiau ant kamieno, jokių problemų. Kai jau išsirinkome vietą, mums reikės gerai nuvalyto ir dezinfekuoto peilio. Kadangi šis medis dar jaunas ir kamienas nėra labai storas, aš padarysiu pjūvį maždaug 1 colio arba apie 2-3 cm. Nereikia daryti nieko labai didelio. Darysime 2 mažus trikampio formos pjūvius. Žiūrėk, štai taip. Gerai, kai jau padarėme abu pjūvius, labai atsargiai peilio galiuku pradėsime kelti šią mažą žievės liežuvėlį. Darome tai lėtai, neskubėdami, kol jis šiek tiek atsiskins nuo medienos. Ir pažiūrėk, kaip atrodo. Būtent iš čia ir kilo šio metodo pavadinimas. Dabar paimsime gabalėlį alavijom ir užtepsime jį ant visos žaizdos, ypač ant pjūvių kraštų. Tai padės išlaikyti vietą švaresnę ir geriau gyti. Kai tai padarysime, paimsime paprastą dantų krapštuką ir įkišime jį po žievę, kad ji liktų šiek tiek pakelta. Nereikia jos per daug pakelti. Tiesiog turi likti nedidelis tarpelis. Dabar, kai įdėjome krapštuką, paimsime gabalėlį audinio ar skudurėlio ir apvyniosime, kad viskas gerai laikytųsi. Man patinka naudoti audinį, nes jis leidžia žievai kvėpuoti ir vėliau jį labai lengva nuimti. Ir pabaigai pabarstysime šiek tiek maltos cinamono ant visos žaizdos. Tai yra kažkas, ką beveik visi turime namuose ir tai turi labai gerų priešgrybelinių savybių, padedančių apsaugoti vietą, kol ji gyja. Ir štai taip viskas turėtų atrodyti. Dabar tikriausiai klausis savęs, kodėl visą tai darome. Todėl, kad ši nedidelė kontroliuojama žala priverčia medį reaguoti. Medis supranta, kad šioje vietoje kažkas vyksta ir įjungia savo gynybos bei regeneracijos mechanizmus. Ir dažnai, kai vaismedis daugelį metų neduoda vaisių, tokio tipo stimulas labai paskatina būsimą žydėjimą. Taip pat verta žinoti, kad tokie metodai paprastai taikomi nuo žiemos pabaigos iki pavasario pradžios, kai medis pradeda aktyvėti ir turi daugiau galimybių reaguoti. Ir jei tau patiko šis metodas, pasiruoš, nes kitas bus dar labiau stebinantis. Tai technika kilusi iš senovės romėnų. Įsivaizduok metodą, kuris buvo naudojamas jau prieš 100 metų ir iki šiol veikia įspūdingai. Ir geriausia tai, kad jį atlikti dar lengviau nei ankstesnė. Taigi būk labai atidus, nes pereiname prie kito metodo. Gerai, pereikime prie antrojo metodo, monetos metodo. Ir pasakysiu tau vieną, tai tikriausiai vienas lengviausių metodų visame vaizdo įraše. Tam mums prireiks tik 2 dalykų – mažos monetos ir replių. Dalykų, kurios praktiškai visi turime namuose. Taigi pradėkime. Pirmiausia, surasime švalią kamieno vietą. Vietą, kur moneta galėtų gerai prisitvirtinti. Šiuo atveju, kadangi dirbu su jaunu medžiu, tai darysiu maždaug per vidurį kamieno. Šioje vietoje čia. Dabar paimame monetą. Dydis nėra svarbus, nors svarbu, kad jie atitiktų kamieno storį. Jei kamienas labai plonas, naudosime mažą monetą. Kai jau turime monetą, dedame ją ant žievės. Ir dabar paimame reples ir pamažu spaudžiame, kol moneta pati laikysis.
Ir viskas, taip turėtų atrodyti rezultatas. Beje, jei turi daug didesnį medį su storesniu kamienu, daugelis žmonių daro lygiai tą patį. Tačiau vietoj replių jie naudoja mažą plaktuką, kad moneta gerai įsitvirtintų žievėje. Dabar paimsime gabalėlį audinio arba mažą skudurėlį ir apvyniosime aplink. Paprasčiausiai naudosime audinį, kad saugiai pritvirtintume monetą ir ji nenukristų. Ji turi būti gerai pritvirtinta, štai tai. Dabar, kaip ir ankstesnėme metode, tikriausiai klausi savęs, kodėl toks paprastas dalykas kaip moneta gali veikti. Ir kai mes iš dalies įsmegiame šią monetą į medžio žievę, sukeliame nedidelę kontroliuojamą žalą, o medis, kaip ir ankstesnėme metode, supranta, kad jam gresia pavojus, todėl automatiškai įjungia savo gynybos mechanizmus. O ką jis darys? Jis bandys daugintis. Tai yra, išaugins žiedus ir taip padidins tikimybę užauginti daug daugiau vaisių. Ir būtent dėl to šis metodas, perduodamas iš kartos į kartą, iki šiol išlieka vienu iš pačių veiksmingiausių, kokius tik gali rasti. Ir atvirai kalbant, taip pat vienu iš paprasčiausių. O tai kada reikėtų taikyti šį metodą? Na, kaip ir ankstesnė, geriausia tai daryti nuo žiemos pabaigos iki ankstyvo pavasario. Būtent tada medis pradeda aktyviau augti ir sula ima judėti daug intensyviau. O dabar parodysiu vieną iš paprasčiausių, bet kartu ir vieną iš mažiausiai žinomų metodų. Ir geriausia tai, kad nenaudosime nei peilių, nei monetų, tik mažą lazdą ar kuoliuką ir gabalėlį audinio. Šis metodas vadinamas pynimo metodu ir nors atrodo pernelyg paprastas, kad veiktų, rezultatai tikrai stebina. Todėl būk labai atidus, nes viską darysime žingsnis po žingsnio. Ir tai padaryti labai paprasta. Šiuo atveju tai darysiu su mažu avokadu, kad galėtum geriau matyti. Pirmiausia, prie vienos iš šakų, su kuria norime dirbti, pritvirtinsime mažą lazdą arba kuoliuką. Dabar labai atsargiai. Pradėsime lenkti arba pinti šaką aplink kuoliuką. Štai taip. Kai jau viską paruošėme, dabar paimame kelis audinio gabalėlius ir pritvirtiname šakos pinimą prie kuoliuko. Tiesiog kelis kartus atvyniojame ir paliekame gerai pritvirtintą. Ir taip turėtų atrodyti rezultatas. Laikui bėgant, šaka prisitaikys prie kuoliuko, bet per tą prisitaikymo procesą medis pastebi, kad kažkas pasikeitė, kad šioje šakoje yra jėga arba pokytis, kuris nėra įprastas. Būtent tas mažas pavojaus signalas daugeliu atveju paskatina medį reaguoti. Vaismedis supranta, kad gali patirti stresinę situaciją ir kaip išgyvenimo mechanizmą bando daugintis. O kaip jis tai daro? Na, išaugindamas žiedus ir vėliau vaisius. O dabar parašyk komentaruose, iš kur mane žiūri ir kuris medis tau kelia problemų. Jei turi vaismedį, kuris nežydi arba neduoda vaisių, parašyk man, mielai perskaitysiu ir pabandysiu tau padėti. Ir jei dar neužsiprenumeravai, paspausk patinka ir pasidalink šio vaizdo įrašu su žmogum, kuriam augalai patinka taip pat kaip tau. O mes pasimatysime kitame vaizdo įraše.